28 milijonai pasaulio skautų paminėjo organizacijos 100-metį, dalyvaudami Saulės pasitikimo ceremonijose. Pagrindinės iškilmės vyko vietoje, kurioje skautų judėjimo pradininkas surengė pirmąją stovyklą, vos 20 berniukų. Prago gausmas skelbia pirmąjį pasaulio skautijos 100-metį. Išskirtinė skautų draugija po 255 valstybių susirinko Bronsės saloje į pietus nuo Anglijos. Čia tokį pat antilopės skudų ragą pūsdamas Britanijos karininkas Robertas Baden-Powellas pažadino pirmosius vaikus iš savo įkurto judėjimo, kuris per 100-metį pavilios apie 500 milijardo jaunuolių. Visame pasaulyje nuo Sidnėjaus operos iki Eifelio bokšto Paryžiuje 8 ryto skautai rinkosi į panašias ceremonijas, bet didžiausia iš jų čia, stovykloje Anglijoje, netoli Vindzoro pilies. 40 000 svečių beveik 2 savaitės leidžia didžiausiame skautų sambūryje, rengiamame kas 4 metus. Pirmajame tokiame sambūryje 20-aisiais dalyvavo 8 000. Nuo tada, sakoma, Baden-Powello knyga Skautavimas berniukams pagal skaitomumą nusileidžia tik Biblijai, Koranui ir Mao raudonai citatų knygeliai. Dar ko gero Harry Potteriui. Daugiau kaip 10 000 Italijos skautų susirinko Maksencijos cirke pačiame Romos centre. Saulę su jais sutiko ir Italijos premjeras Romanas Prodis. Specialų kreipimąsi į Europos skautus per kas savaitinę audienciją paskelbė popiežius Benediktas XVI. Didžiausio, nors populiarumą prarandančio jaunimo judėjimo nariai buvo ir Džordžas Bušas, Žakas Širakas bei Tonis Bleras. Arba, jeigu norite, Davidas Bekhemas ir Polas Mak.